Mes esame Žemaičių dailės muziejaus parodoje, kuri vadinasi Raudonos spalvos užkalbėjimai. Iš tiesų, turbūt nėra tokios spalvos, kitos kaip raudona, kuri apimtų tiek daug simbolių ir reikšmių. Nesuklysiu pasakius, kad raudonos spalvos misija yra pašalinti viską, kas yra svetima, ir atverti kelią tam, kas yra gyvybė, kas yra gyvybinė energija. Raudona tai ugnis, kraujas, gyvybė. Tie ženklai tokie, kurie turbūt ir sukūrė mus kaip žmoniją, kaip pasaulį. Todėl šitos spalvos istorija yra tokia pat sena. Dar senais laikais, kai pirmykščiai žmonės paliko savo ženklus ledynmečio olose, piešinius, jie buvo raudoni. O ta spalva buvo išgauta iš raudono molio rūdžių. Ir prieš istoriniai žmonės netgi laidojimo ritualuose naudodavo tą pigmentą, apibarstydavo žmonės tuo raudonu pigmentu, taip suteikdami jiems iš naujo lygtai gyvybę. Šita paroda, jinai irgi yra parengta būtent raudonos spalvos pagrindu. Nes raudona tai yra tokia energija, kuri persiduoda ir kitam, natūraliai, net nejaučiant to. Pagrindas, nuo kurio atsispiriama, tai yra išeivijos dailininko Kazio Varnelio paveikslas Sador. Mes matome tarsi žemaitišką gobtinę skarą, jos spalvas, nes žemaitiškose rūbuose, tautiniuose rūbuose dominavo raudona. Bet iš tiesų autorius kalba apie ką kitą. Tai yra modernaus meno atstovas ir tai yra geometrinis modernaus meno ženklas. Kazio Varnelio paveikslas, tas atspirties taškas, labai gražiai sužaidžia su tekstilininkės Virginijos Degenienės žemaičių skara. Pažiūrėkit, koks gražus perėjimas ir tas tautinis motyvas, jis gražiai suskamba ir tekstilininkės kūrinyje. Visai kitokia tema mus paliečia, žiūrint į Daniaus Drūlio senovę arba į Filomenos Linčiūtės Vaitiekūnienės Saulės mūšio žiežirbos. Tai jau kova, tema kita. Pažiūrėkit, Drūlio spigliai, raudona ta spalva, visa ertmė mums primena kovą už tą žemę, kurioje mes šiandien taip gražiai ir laimingai gyvename. Na, o nuo šitų tokių sunkių temų raudona spalva ir jos ornamentai pereina į tokią žaidimą. Mes matom Dalios Kudirkienės Moteris ir miestas paveikslą, kur atrodo tiek daug harmonijos, tiek daug meilės. Na ir Švažienės miestas, atkreipkite dėmesį, tarp juodų pastatų yra keletas raudonų. Tai irgi jos namai, jos ar ne jos, ar kito žmogaus, bet tą miestą, tą betoną sušildo būtent meilės spalvos, raudona.
Rengiant šią parodą norėjosi kažkokio inkliuzo, to, ko nerasime žemaičių kūryboje. Na ir tą inkliuzą atradome vokietės keramikės Ulos Brochfeld. Žydrasis pasveikinimas. Kaip jis atsidūrė toj žemaitiškoj, sakykime, aplinkoj. Tai istorija tokia, keramikė buvo Plungės Mendeno draugijos narė ir Plungė, Žemaitija, jinai labai žavėjosi. Na ir paliko mums tokį gražų atsisveikinimą. Tai pasigėrėję, pasigrožėję, pamastę tai, ką mes pamatėme parodoje, kas ta raudona spalva ir kiek ji turi daug reikšmių, ieškodami mes sustojame ties paskutiniu tašku, tai yra Egidijos Brinkytės paveikslas Žmonija. Iš tiesų čia matome tik kelis raudonus potėpius, o autorė kalba apie turbūt pamatinius dalykus, kur mes einame, kas mes esame. Jos išplaukia prailginti žmonių siluetai, tarsi primena mum, kad tas kelias pradėtas krauju, pradėtas gyvasties ieškojimu, baigėsi vis dėlto meilė ir ėjimu į priekį. Į parodą Raudonos spalvos užkalbėjimai kviečiame visus lankytojus, tiek plungiškius, tiek svečius, visų šiltuoju metų laikotarpiu, atvažiuoti ir atrasti savo raudonąją spalvą, kas jūs veža į priekį. O jeigu jūs labai nusiminę, iš tiesų ši paroda jūs pakraus, nes ta energija raudonos spalvos nejučia persiduoda mums visiems. O paroda užgimė, turbūt reikia pasakyti, kad kelis mėnesius mes ją brandinom, tą raudoną spalvą kaip vyną, ir dizainerė Laura Blaževičienė, muziejininkė Irena Jonauskienė ir truputėlį prisidėjau ir aš, kad užgimtų ši graži, įkvepianti, daug istorijų pasakojanti paroda.